Kaip atrodo būtent ta operacija su roboto pagalba, kaip viskas vyksta žingsnis po žingsnio? Nu jo, žmogaus supratime taip. Jūs teisi gali būti taip, kad ateina humanoidas ir chirurgas sėdi, geria kavą ir jisai už jį atlieka operaciją. Nu, svajonė, kad tai būtų, bet dėja, šiai dienai taip nėra, chirurgas turi aktyviai dalyvauti procese. Todėl ir vadinasi, kad robotinė chirurgija arba angliškas terminas yra robotic assisted surgery. Tai reiškia, kad robotas tik asistuoja chirurgui atliekant operaciją. Visus chirurginius veiksmus atlieka pats chirurgas. Roboto užduotis yra tik tai padėti jam tiksliau atlikti kaulinius pjūvius, atlikti ir konkrečiai kelio sąnario protezavimo metu raiščio balansavimus ir taip toliau. Tai jeigu kalbant apie pačią eigą, sudaro kelios dalis, sudaro, reiškia, pati robotinė ranka, kuri nukreipia instrumentus teisinga linkme, sudaro kameros ir sudaro davikliai. Tos daviklius jau įsiveda chirurgas pačios operacijos metu, tiek, sakykime, į kaulinės vietas, tiek blauzdikaulyje, tiek šlaunikaulyje, vėliau kamera fiksuoja tos daviklius ir tada išmatuojami visi rotacijos centrai, nustatomos tikslios kaulinių pjūvių atlikimo vietos. Tada chirurgas gali įsikišti į patį operacijos planavimą ir susireguliuoti visus ten sąnarinius tarpus pagal raiščių laisvumą. Ir po to robotinė ranka jau būtent tos nukreipėjus pastato būtent į tą vietą, kaip chirurgas suplanavo jau prieš visą tą operacinę intervenciją. Todėl, ar tą galima padaryti su standartiniais instrumentais? Nu, turbūt ne. Taip tiksliai tai yra neįmanoma padaryti, nes ten yra išmatavimai iki 0,5 milimetro tikslumu ir tikslumas yra nepalyginamai geresnis. Rotacijos centrai išmatuojami tikrai geriau, panaudojant robotinę chirurgiją. Ar vien robotas gali atlikti už chirurgo operacijų? Nu irgi ne. Chirurgas irgi turi turėti savo specifinių žinių, savo viziją, kaip jisai nori atlikti operacinės tų metodikų yra galybė. Ir suprasti, kaip pakreipti robotą teisingai, kad ta operacija būtų atlikta maksimaliai kokybiškai pacientui.